Sveiki, šiandien norime jums pristatyti naująją laidą. Aš esu šios laidos vedėjas Rapolas, šios laidos režisierius Lukas, o šios laidos pagrindinis veikėjas Nojus. Šioje laidoje matysite labai daug pokštų ir visokių nesąmonių. Taigi pirmusius pokštus ir nesąmonės rodys Nojus. Kviečiame jį ateiti į mūsų šitą nesąmonės dalyką. Tai va, šiandien pradėsim. Nu ką čia jį man padaryti? Šiandien... Va, ateikite. Arba dar žinau ką. Ateikite. Parašau į balkoną. Čia po jūsų. Jo. Biškį patvarkėme. Nu ką, dabar žiūrėkite. Tai filmuojame. Žiūrėkite, čia va telefonas. Biškį toks pagedęs, bet čia nieko, žinot vis tiek. Žinote, vis tiek čia toks geras. Tai va. Čia vis tiek toks geras, bet žiūrėkite. Paraprašau, žiūrėk čia va. Žiūrėk į telefoną, žiūrėk. Žiūrėk, telefoną. Filmuok. Bet žiūrėkite. Prašome žiūrėti. Prašome nesijuokti, jeigu darome laidą. Pakrovėjas. Žiūrėk. Kitą balkoną, matote? Dabar varome. Ir dar pakalbėsime apie pokštus. Ir visokios kitas dalykas. Tai va. Prašom čia baigti juoktis. Dabar filmuokite čia, mane. Jūs atsėskite, įsiklausykite visi patogiai. Pagalvam, pavuščiau man pokštus pakviesti. Su šaratuku pagąsdinam mergaitės. Bet čia šį mėnesį arba šį kitą mėnesį filmuosime laukia, kaip gaudami kitus mažytės vaikutės. Nu ir tada, nežinau, dar kažką filmuosime. O čia mano žiūrėkit šaratukinį šaratuliukas. Kaip aš jį myliu. Galim pasimėti. Mažas vaikas. Yeah. Sakykit, atsigau. Čia mūsų šautuvas yra. Atsiprašau, aš su čia atsėsiu. Galite už tą publiką, prašykit mums. Taip. Kokį telefoną trenk? Sakau, nešnekė taip. Dar turėsim ką nors? Čia telefoną mano, žiūrėkit. Matai sugedusi telefoną. Tai va, ne, čia nefilmuoju, čia mano privatumas. Čia kažkaip pelė. Ups, netyčia. Tu klausysi, biškai normaliai laidą gali kurt. Dabar žiūrėkite. Paskui aš žinau, kad baig. Paskui baig. Nu, aš žinau, kad tai reikia. Paskui mes čia dar paraizgysim biškis siūlais kitą laidą. Nu ką, čia, žiūrėkit dabar. Žiūrėkit čia į dempą. Matot? Matot kaip gražiai? Matot? Net lempa juda. Ups. Tai gerai, čia turėsim, jeigu ką. Rapo, jeigu sėdėk. Nesijuokame nieko. Nojukas supyko. Oi. Laukite, biškelį rašyti pasižiūrėsite, nefilmuokite manęs, prašome dabar. Tai va, dabar ir baig Rapolai. O, čia Samsung Galaxy S. Pažiūrėkite. Čia aš turiu Samsung Smart TV. Nu, bet aš šiaip neturiu, bet norėčiau labai turėti. Jisai šiaip sakoma, kur reikia turėti, balso aktyvuojamas ir judesiais, toks televizorius. Samsung Smart TV vadinasi. Nu ir ką, čia dar galime mes pažiūrėti. Tai va, Samsung Galaxy S, kas norės tokio telefoną, žiūrėkite man žinutę per YouTube ir atsiųsime jums šitą liekaną. Jeigu Vilniuje gyvenate, atsiųsime tuoj pat, bet pasakykite savo adresą. Tikriausiai žinote, kad aš prikolinu. Tai va. Ir tuoj mes
baigsime savo šitą kapinėsį. Palauk, pažiūrėsiu telefoną. O čia mano senasis, bet jisai biškis sulaužytas. Palaukit biškį. Pažiūrėsime. Nieko nerodai. Nesilaikyti šį porgadą. Ne. Tai ką? Palaukit biškelį. Palaukite. Dabar trumpam nešiu ir mums vyks pasitarimas. Palaukite biškelį. Tikriausiai supratote, kad čia yra nepasitarimas. Žiūrėkite, koks mūsų sujaukimas. Palaukite biškelį, tuoj. Va, mūsų sujaukimas. Va, pelytė biškelį kabo. Ir norėtumėm pabaigti šio. Jisai nėra debilas. Jis tiesiog neturėjo ką veikti ir su savo draugais sukūrė laidą. Nežinau, ar jums patiks, bet heiteriai, prašome, nežiūrėkite. Jeigu jums nepatinka, tai nežiūrėkite, nespaudinėkite dislaikų visokių, like ir viskas. Tai va, ir laukite kitų 3 minų ir tu čia nekalbėk eterio metu. Gerai. Dislaikininkai, nevarykit, heiteriai. Gerai, viso gero.